žuvo dronas. Taip. Ir vos mes ne kartu. Wow, yes, this man. And when we will landing, hold your legs up like Yes, this, right? okay. Nu, einam pakalbint brolį, kaip jam sekės. Sėdi. Nu, papasakok. Žiauri gerai. Patiko labai? Žiauri, labai patiko. Jau šokai. Įkvėp giliau, kiek tik galima savo gyvenimą, kad apeitum aplink kalną. Nu, diržai tak. Nu, karoči, dar vieną naujieną, pamečiau droną dabar. Šiandien susitaisiau, dabar įvėliau tarp medžių kažkur, blemba. Bet Sakartvelė, bet Georgijai. Sveiki, atvykome į dar vieną pilį, labai gražu, patinka čia labai. Ai, kokie čia visi. Kur tau myrė, kvėpuoji dar? Jie gyvisi už žeimelę babutę su seneliu. Ai, čia reikėjo prisidengti su tais skarmalais. Nu, tai neprisidengti kruselkos, nes jom puchui. Jos įsivaizduoja, kad kas čia tokias, tegu jos pačias dangsas skarom. Ką jums besidengti, jeigu grįžčiau Rusiją ir dronį Ukrainos, jas vis tiek susprogdins su bagis. Taip, tikiuosi. Aš jau kvėpuoju kaip žeimelė senelis. Ateisi kebabinį. Einam dar vieną kadrą, aš labai noriu sugadinti. Nes aš matau, kad... Nes jos rusiškai kalba, aš taip darau visom. Ant drono, sudaužiam. Taip. Sudaužiam, iki mūsų akyse žuvo dronas. Taip. Ir vos mes ne kartu. Vos neįvėlė panom plaukų. Dronai viskas. Čia per kada? Žinot ko? Ne. Turiningai išleisti pusvalandį. Nuostoliai? Nuostoliai. Nuostoliai. Karoči, prikalbina varyt su parasparniais mus, kur aš parasparnių nėra, man kad įdomu, nu bet davai, važiuojam. Kas atrodo, taip nėra įdomu parasparnį? Esu vieną kartą varęs ir nėra įspūdžių Aš didelė. irgi esu vieną kartą varęs. Nu, bet žodžiu, davai varom, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, ką gero. Davai. Veža mus lynai, greičiausiai savižudybė. Nu, nelabai savižudybė. Nu. Ai, nu jo, į žudybę. Gali būti, kad nebenusileisim. Gali būti, kad pakilsim ir nebenusileisim. Arba iš parašiuto į paralimpinį. Ai, ne kažką, blemba. Nu va, paruošti mūsų parasparniai, skraidysim aplink čia. Nežinau, nemanau, kad čia bus daug įspūdžio. Nu ką, broli leidžia pirmą, mažas krizdaliukas. Davai, linelė! Aija, Arđena! Op! Kam? Yes, viskas, linelis vara. Žiaurus. Patikrina saugumą, pažiūrėjo, viskas susekta. Nu, man čia šeidė atrodo susegimas. Nu, bet pažiūrėsim. Skraido linelis. Juda. Strong grab. Yes. Okay. Kaip? One, Yeah. two. Bėgam. Ačiū. Pakilom. Nice. Nu, droną sudaužėm, tai dabar teks šitam skraidyti. Visur po Gruziją. Linelis leidžiasi žemyn į upę. Nice. Chillinu. You wanna vape? No. Vape is very good choice. No. Yes. It's perfect, man. Čia važiavom pro šitą tiltą. Pro šitą tunelį. Labai siauras. Fūra su mašinu, matote, kaip lėtai važiuoja, vos prasilenkinėja. Va toks beast mode. Veipinu skrendant. Man Oh, this is car.
Yeah. Nice. Kaip matot, yra griovėjo automobilis. Sudužęs. What the fuck? Tiesiog sudužusi mašina. Plius mes važiuojant čia, matėm, žodžiu, avariją, jau žmonės įviniuoti į maišus, jau supakuoti į faržą, nes nuskrido tiesiog nuo kalno, žodžiu, mašina. Tiesiog esam baisiai aukštai ir tiesiog tokį intervą duoda, kaip išsitaškė žmonės. Ir dabar matėm, čia jau senas sudegus mašina, griovy guli. Nu, toks gyvenimas. Greit lėksi, greit mirsi. Okay, but when you're flying alone, yes? When you're flying alone, do you doing some tricks or something? Yes. Okay. When we will go inside, Padarys triuko mum. Sakė. Klausiu, ar jisai vienas daro triukus, tai sako, jo daro, bet sako, kai mes užvarysim kažkur aukštai, padarysim triukų. Nu, blema, nežinau, ar labai noriu šitą. Nėra, kad baisu, bet tiesiog nėra jauku. Nice. Šiaip patinka. Pirmą kartą, kai buvau, nepatiko, dabar tai patinka. Nu, pirmą kartą Lietuvoje buvau. Tikiuosi, nesivelsime elektros stulpus, būtų irgi juokinga. Tiesiog susiviniojo elektros stulpuose. Kaip vaikystėje prie namų gandras buvo, tiesiog įsivėlęs ir nukratė jį ir sudžiuvo. Ir liko ten kabėti, kol supuvo ir nukrito. Tai nenorėčiau aš tai baigti savo gyvenimo kaip tas gandras. Ką, žinau, hiblytė Zybis. Zybis faina. Norėčiau, jeigu gyvenčiau kalnuose, tai tikrai varyčiau dažniau, tikrai yra įdomu. Važiuojam prie stogo, pažiūrėsim, gal pamatysim kokių nuogų panų per langus. Ne, nesimato. Nepamirškit veipinti, kai esat ore. Nes gryną orą gali būti biškį per daug. Vis tiek žino daugiau azoto. Viskas. Trikinam. Wow, yes, this man. and when we will landing, hold your legs up like Yes, this, right? okay, How you can? okay. Leisimės viskas. Sakė, išties kojytę savo. Savo menkas chicken Lexus, menkus chicken Lexus. Yep. Nice. High five. Nice, thank you. Nu, einam pakalbint brolį, kaip jam sekės. Sėdi. Nu, papasakok. Atsiminim, žiauri gerai. Patiko labai? Žiauri, labai patiko. Eina savo. Aš dar prašiau savišką kamantriuką padarytų, tai lūpinom. Eik tu. Jo, jo. Nu, tai geras, patiko? Žiauri. Įspūdinga? Ble, vienu momentu aš praradom greitį. Matai, mes praradom daug aukščių. Tu skraidėjai daug aukščiau. Jo. Ir žodžiu, mes pradėjom stot ir tokį laisvą kritimo jausmą pradėjau jaust, žinai, ir mes ir žiūrė, artėja medžiai, ble, ir jo, ir pist vėl į viršų eina savo ir taip kelis kartus, ble, žiauri gerai. Geras, nice. Geras, maladės. Jo. Žiauri. Nu, mamytė reiks dėkoti čia dabar už šitą. Čia už šitą jo. Reiks pėtis bučiuoti. Taip skraidau, o tai va. Veipinau tiesiog. Atsibūti. Jo. Saka, jisai man sako, it's good idea to vape when you here. Tai va, nice, labai. Viskas. We did it. Labai smagiai. Tikiuosi per virš namų, nes nacho, aš tikrai Aš neįsiu. labai tikiuosi, kad man duos medžiagą, kur GoPro filmau. Nu, turėtų gal duoti. Arba sakys, susimokėk, kiek nori medžiagą. Nu. Irgi gali būti. Šitą čia, gerai, šiandien praskaitlino nuotaiką šitas dalykas. Jo, Tikrai jo. pakėlė. Dabar važiuoti pilį dar vieną. Žinai, ką šiandien pamatysim? Kalnus. Eik, blema, nu nepradėk. Dabar važiuojame į šitą tunelį, kur sakiau skrendant. Kad labai siauras. Ir žodžiu, čia sunkiai prasilenkinėja, bet nu toks va. Tuoj sulauksim kokios fūros.
Pisti vedradėlį ir išjungsiu, nebefilmuosiu, vis tiek jums šitas tunelys, tai nei 5, nei 9. Bičias galiu pasakyti, aš 3 var. O, fūra, blemas sukis. Wow. Mano, tai prinkvečia. Labai arti. Man tik padainuoti reikėjo. Šiaip tai ne arti. Ne, Šiaip šitas yra- pats, kas Via Baltica. Visiškai. Čia tokio platumo, tas pats kas Via Baltica. Nu, Aš galiu pasakyti, kad gal reikės broliui išsiųs dar biškį pasimokinti matematikos egzą iš naujo. Čia biškį plačiau negu Via Baltica. Ne, Via Baltica plačiau tikrai. Iš priekį pažiūrėk. Nu gerai, labai. Pažiūrėk iš priekį. nu gerai, tada čia Biržų kelias. O, Biržų kelias yra biškį. Zėba buvo, smagu labai. Labai smagu. Dabar žinokit, yra toks dalykas. Vairuotojas prieėjo, sakė, tegu jie skrenda, tas mūsų girdžana. Žodžiu, jis visiems sumelavo, kad problemas kažkokias viešbutį ir dėl to vėluoja. Tai va, neįsivaizduokit. Ir dabar nuvažiuojam, kadangi jie laukia. Jau mūsų žinai. melas. Jau šokai. Va, judesys. Kaip vaizdas iš paukščio skrydžio. Ką aš galiu pasakyti? Kapojam dar į vieną bažnyčią. Nu, tik šitą bažnyčią biškiai aukščiau jūros lygio bent jau, blemba. Kalnų arklygi, čia jie turi spyglius ant kanopų. Čiupotam kanopam. Jaučiate, ne? Kaip tu rūkst orą? O, vyva, King in the Castle. O, vyva, ulele. Kelintą bažnyčią aplankė? Ne, nesakyk, blemba. Nu, esam dar vienoj bažnyčiai. Dar vienoj bažnyčiai, ant kalno viršūnė. 2 km 200 metrų. P***au. Mes pastoviai varinėjame tokius kalnus ir raidinam ir judam. Jaučiasi, ne? Įkvėp giliau, kiek tik galima savo gyvenimą, kad apeitum aplink kalną. Įkvėp giliau, kiek tik galima. P***am vakar sparingą, gavom velnių. Mes tą spintelę, kur dedas tapkelės, ką mums daryt? Ar nereikės tik ieškoti, kaip padėkoti ir viską atpirkt. Nu, bet teisams čia tai nežinau. Ne. Bijočiau šiaip pat vairuoti čia. Nu va, atvarėm į kažkokią aikštę. Kaip šitą aikštę vadinas pas jūs? Laisvės aikštė kažkokia? Laisvės aikštė, jo. Uždraunu, paprašau kontentą aš. Ne. Aš tau uždraunu duosiu toj kontentą. Ein raubonį babutei pridegs cigaretį. Nu, diržai tak. Mažiukė mažuna. A? Ar Ne. Jau labas rytas, nu ką, šiandien esam Tbilisy, gavom laisvą dieną, šiandien nereikės varyti su ekskursijom nieko, tai blemo kaip džiaugiuosi, nenoriu matyti nei vieno žmogaus, su kuo mes keliavom, žodžiu, šitą kelionę, nieko, nei šeimos, nei žmonių, nieko, noriu pabūti vienas. Tai vakar nunešiau savo droną tvarkyti, dabar yra 11 val. Ryto, sakė ateiti 11 val. Ryto pasimti jau sutvarkyto savo droną. Tai varysiu pasimti savo droną pagaliau. Ir ką, tada esu susirezervavęs Motorolerį 125 kubikų Yamaha. Susidariau šiokį tokį maršrutą aplink Tbilisį ir varysiu, žodžiu, keliauti, pasižiūrėti, ką galima gero pamatyti. Įdomu, varu pasimti dabar droną ir reiks keliauti pasimti motociklą pakeliauti. Nu, šunsnukiai vėluoja atsidaryti, reikia dabar laukti. Uždaryta pilnumoj.
Viskas sutvarkė mano droniecą. Tai žodžiu, ką padarė. Pakeitė naują kojelę, nes buvo nulūžus kojelė. Laidai nutrikinėja. Žodžiu, tada sakė, dėl to, kad nulūžo, kažkaip pažeidė šitą mikroschemą. Tai dėl to rodė system error. Nors man visai atrodo sveika, bet nežinau. Nesvarbu, svarbu sutvarkė. Pakeitė sparnelius naujus, nes visi nudaužyti buvo. Tada čia, žino, kažkoks dalykas. Nu va, ir čia kainavo man šitas visas remontas 390 larių. Tai buvo 132 eurasikai, žodžiu, dronas. Tai va, viskas, bet jau turim droną, viską turim, galim varyti pasimti motorolerio, 125 savo Yamahėlę. Dar, žodžiu, nueisiu į parduotuvę, nusipirksiu. Ką nusipirksiu? Nusipirksiu baržiomi energetinę. Šitą aš jam nebuvau rodęs, bet, žodžiu, čia Gruzijoje yra labai skanus baržiomi energetiniai ir einam dabar nusipirkti baržiomi energetinę. Pats geriausias. Nu, ir baržiomi. Labai skanu. Nu va, atėjau savo motorolerio, atvažiavau su Boltu. Tai vienas iš šitų 3 Yamahidžių. Toks, arba toks, visi vienodi. Yamahidžis. Dėsiu vaizdų. Turi spidometrą, jau gerai, telefono laikiklį, jau gerai. Nu va, skusim. Nu va, super, gavom šitą motorolerį su šito laikikliu. Geras laikiklis, prikabino man kamerą į sulipnę juostą šitą dalį, tai galėsiu prisisukti dabar kamerą, pafilmuoti važiuojant. Šalmiukas. Va. Atviras, nice, nebus karšta per daug. Nu super, viskas ką. Pakuojamės. Maršrutas yra jau surinktas man. Žodžiu, motorolerio nuoma parai kainuoja 70 larių, tai čia 20 keli euriukai. Ir, žodžiu, dar norėjo 105 eurų depozito, bet aš kešo specialiai nesijėmiau ir nesikeičiau, nes aš neketinu niekur mokėti čia nieko kešo. Reikia viską daryti taip, kaip reikia daryti. Tai ką, tai tiesiog prašė persiųsti tada į banką, persinčiau į banką 75 larius, todėl kad 5 lariai komisinis, o depozito net nebeėmė. Tai žodžiu, galiu dingti aš tuo motoroleriu, viskas, depozito net neėmė, nes, nu, negrąžins į banką iš banko. Tai va, chill. O dabar ką, varysim dabar jau tripinti. Tai čiau. Viskas, keliaujam su motoroleriu. Visi dabar mane lenks pastoviai. A ką daryti? Reikia jau įsivažiuoti. Vis tiek čia. Oi. Nu, su ta kamera tai čia bus įdomi, galiu pasakyti tiek. Tai va, tokia kelionė. Gaila, čia nėra kokių papildomų kišenių. Sugalvojau. Reikia dėti kuprinį į priekį. Šitaip. Ir aš galėsiu ją užsitraukinėti. Excuse me. Can you lock this behind me? Thank you. Nu va, prisisegiu. Tai dabar galėsiu savo, reikia atsilaisvinti kišenę. Arba ne, gali dėtis čia šone kamerytę. Ir viskas. O tai dūdai. Va tokiom sąlygom gaunam dabar važiuoti. Važiuojam prie ežero, prie vadinamosios
Bilisio jūros. Žodžiu, gerai. Tokį kelią važiuojam. Va tokį. Turi dabar išjungti kamerą dėja. Čiau. Kaip niežtinu tą šalmą galvą. Gerai, jau čia reikia pabandyti pasikelt droną, ištestuoti, kaip jis sutvarkė. Blemba, batai šūdinį. Reiksit batus dar nusiplauti kažkaip. Jeigu švariom kojom su mūsų važiuosi, jau čia nieko. Kas čia atsitiks? Dar vėsiau bus, žinai, nuo kojų temperatūra kyla. Bet jeigu vėl reiks važiuoti per tą peklą, blemba ir iš naujo išsipurvinsiu batus, tai realiai visas darbas bus per niek. Oi, man išvalė ir droną, šitą dangtelį. Šiaip žiauriai gaila yra batų, blemba, mano vieni mėgstamiausių kėdų. Nu, blemba. Kodėl man? Važiuojam droną pasitikrinti. Susipažinau su vietiniu, su Davidu. Jis man davė šlapių servetėlių nusivalyti savo batam. Kiek įmanoma nusiplojau savo batus šitam ežere, šitam rezervuare. Oi, blemba, kas blogiausia, kad reikės dabar grįžti per tą pačią vietą, tai galimai vėl bus viskas iš naujo. Galimai vėl blemba susipysi tos batus ir būsiu be reikalo plovęs. Blemba, kaip nenorėčiau. Nu bet ką, viskas. Reikia pabandyti telefonę nusisetapinti. Ir dabar aš turiu grįžti atgal, važiuoti aplinkui ir važiuojam į kitą tašką. 51 minutė, 38 km. Viskas, čiau. Gerai, aš vis dėlto sugalvoju, kad reikia nufilmuoti mano šitą kelią atgal. Gal įsitaškysiu kažkur, gal įsivaliosiu vėl šūduose, ko labai nenorėčiau. Kažkas yra atšokę motoroleriai, skleidžia kažkokį žiaurų garsą iš galo. Man, žodžiu, reikia išgyventi nei daug, nei mažai, 1,7 km. Kaip vertinat? Kiek duodat išgyvenimo galimybių? Važiuojam, bandom pažiūrėti. Pizda, pažiūrėkit, kas čia daros. Įsivaizduokit, va tokiais keliais man reikia važiuoti su motoroleriu. Blemba, nu, kur matyta? Kur matyta, kad civilizuotas žmogus, blemba, su motoroleriu važiuoja tokiais keliais. Blemba, man biškį primena Tailandą, po liūties, kai teko važiuoti, bet ir tai nebuvo taip žiauru. Oi. Davai, prarėdam šitą dalį. Oba. Gerai. O čia nėra šlikščioji dalis. Ką reiškia, nėra slystų jau. Gerai, vienas įveiktas, bet čia ne ta dalis, kur aš nusitaškiau batus. Gali būti, kad batus nusitaškiau čia. Bandom pravažiuoti atsargiai, lėtai. Atsargiai, lėtai, niekur neskubam, saugom batus. Opa, gerai, įveikta. Daug man čia reikia, man reikia išgyventi 1,1 kilometrą.
Valia! Atsidūrėm tokioj nuostabioj vietai. 0 žmonių, vieną kitą pravažiuojantį mašiną. Nuostabi gražu. Su dronu bus dar gražiau. Wow, pasaka. Čia tai gamta. Čia tai suprantu, blemba. Nu, karoči, dar vieną naujieną, pamečiau droną dabar. Šiandien susitaisiau, dabar įvėliau tarp medžių kažkur, blemba, filmavau tokį šūdą sovietinį, sovietai. Ir, žodžiu, mano dronas kažkur paskendo medžiuose. Nu, karoči, nežinau, dabar siunčiuosi DJI Fly programėlę. Čia ją sius man 13 valandų greičiausiai. Nežinau, blemba, kaip sunervino. Nu, kodėl taip įvyksta? Tai dabar kažkur miškuosi tarp medžių, maždaug žinau kur, bet nežinau, ar galima, žodžiu, jį rasti kažkaip. Karoči, pažiūrėsiu po to, laukiu, kol persisepsiu. Reikėjo daug reikalų nuveikti, bet va ten, mirksi ir guli. Viskas. Viskas, dronas yra, reikia eiti pasimti. Yes. Gerai, einam. Einam pasimti. Oi. Wow. Šitiek vargo dėl tavęs, dronai. Turim. Yes. Gerai, ką aš jums noriu pasakyti, nu man čia pizda yra. Experiences kažkoks tai nesuprantamas, blemba. Atrodo, to įdomu, kad dronas grįžta. Čia ar ne čia? Čia. Žodžiu, kažkokia absurdas, blemba. Aš niekad nesusidūręs nei su tuo dronu paieškom. Nieko. Tai nu man čia buvo. Wow, aš nežinojau, nei kaip ieškoti nieko. Čia dar užsienį. Šitie Find My kažkiek, blemba. Šitie mobile servizai išjungti. Ten drono pulte irgi reikia atskirai reguliuoti kažką. Tai gerai, blemba, kad dirbtinis intelektas, aš taip jo nekenčiu, bet jis taip man padeda iš tikrųjų. Wow, aš negaliu patikėti. Viskas grįžo namo, vargšas dronas, blemba. Tik šiandien sutaisiau ir jau šiandien pamečiu tarp medžių, įsipainės kažkur, tai lipau, žodžiu, ten į tą medį. Wow, nu neįtikėtina iš tikrųjų, neįtikėtina, kad radau. Nu kaip gal ir įtikėtina, čia gal paprastam žmogui būtų viskas labai aišku. Nu blemba, bet man kaip neaišku, aš kaip nesu baisiai čia tų technologijų žmogus. Žodžiu, nėra čia pas mane tokių, kad aš turiu tiesiog dalykų, kuriuos nežinau kaip reikia iki galo naudoti, žinai. Tuoj apsisuksiu kamerą. Gerai, sek mane. Žodžiu, žinau aš tų dalykų, bet, nu, niekad, kai nesusidūręs, aš taip labai atsargiai ten pakeliu tą droną, kažką pafilmuoju, nuleidžiu. Dabar norėjau apvažiuoti gražiai aplinkui, ten tokį nesąmoningą daiktą, kur dabar gailiuosi ir nekenčiu. Šitą daiktą Sovietų sąjunga yra šūdas, na, šitie daiktai sovietiniai yra šūdas, statulos yra šūdas. Kodėl aš sugalvojau jį filmuoti, aš net pats nežinau, gėda, atsiprašau. Tėve atleisk. Nu, bet žodžiu, bet turim. Bet aš dabar kiek sužinojau daug naujų dalykų. Tarkim, kituose kartuose jau tikrai žinočiau ir kaip elgtis, ir ką daryti, kaip ieškot. Viskas, droną nebekelsiu, blemba, taip nesaugiai. Dar liko kelios dienos atostogų.
O čia toks šūdas sumaltas. Bet nieko, blemba, viskas. Nepalaužiamas. Nieks manęs nieko neatims, nieks nepalauž. Žodžiu, eisiu, ieškosiu, aiškinsiuos, kur dalykai, kur viskas. Nu taip nebus. Taip nebus, kad aš paimsiu ir čia savo daiktą atiduosiu gamtai. Blemba, aš dėl jo dirbu, užsidirbu. Per tas, va, eik, gerai. Viskas, varom namo. Nu, man mikrofo baterija jau išsikrovus, bet žodžiu, čia tas sovietinis šūdas, iš blokų padarytas, gal papasakosiu daugiau, kai matysi drono vaizdus, pakeliu droną ir viskas, ir šiaušiu namo. Šiandien nuotykių man užtenka.